Čia Laimantas siūlė skaityti nuo vidurio arba pabaigą, nes sako, pabaigos yra įdomiausias, o aš skaitysiu būtent pradžią, kad publikai būtų kiek nuobodžiau. Čia yra pradžia esė, kuri vadinasi Kurva Peligrosa. Esė yra apie mano kelionę į Peru, tai va čia tokia bus. Prisiminimai apie ateitį. Prisiminimai apie ateitį. Prisiminimai apie ateitį. Vos pagalvoju apie tekstą, kuris turi būti parašytas ir kuris dar jau ketūno ateityje, nepraradęs tobulos formos ir dar tobulesnio turinio, į galvą vis įkyriau beldžia šį frazę. Prisiminimai apie ateitį. Tarsi beprasmė, lyg koks koanas ar pliaukštelimas vienu delnu. Na taip, prisimenu, bet ne ateitį, o tolimą praeitį, bažnyčių tuštėjimo metą, laikus, kai ateiviais tikėjau labiau negu dievais, veržiausi į buvusią bažnyčią Komjaunimo gatvėje, į Kronikos kino teatrą, tarsi koks piligrimas prie popiežiaus rankovės, pusę dienos stovėjęs eilėje, vos nepasiklydau sunkios aksominės užuolaidos klostėse ir panėręs į juodą salę net nelaukiau, kol akys prisitaikys prie tamsos, apgraibom, susiradau tuščią vietą, kiek įmanoma arčiau scenos. Nes ekrane mirguliavo mūsų jaunystės bestselleris. Dokumentinis filmas Prisiminimai apie ateitį. Štai iš kur ta įkyri frazė. Tąsyk nė kiek nedvejoju dėl pavadinimo. Praeities nekažiai kiek ir buvo, užtat ateities buvo per akis, laukia ir gražiausios moterys, ir tolimiausios kelionės, net komunizmas. Dabar kartoju kaip mantrą ir nieko nesuprantu. Prisiminimai apie ateitį. Bet neinu iš proto, kaip Kronikos laikais, kai nesugebėdavau išspręsti lygties ar įveikti Kanto grynojo proto kritikos. Juk kiekvieną kliūtį galima apeiti ar apvažiuoti, svarbu tik laiku pasukti, kaip dainavo Barmalėjus garsiajame multike. Normaliniai herojai всегда идут в обход. Normalūs didvyriai visada eina aplinkiniais keliais. Ir jokio čia konformizmo. Nepažįstu nei vieno rašytojo, kuris būtų parašęs gerą knygą, daužydamas kaktai užrakintas duris ar net murmančią sieną. Ne, suka ratus, kol atsiduria nežinia kur, o vėliau aiškina, kad jis nekaltas. Girdi, tai kalba jį suklaidino. Tekstas pats pasirašė. Kaip koks Bergmano antspaudas paliko tas filmas pėdsaką pilkojo smegenų pelkėje, ypač tie Naskos piešiniai, moksliškai šnekant geoglikai, įsprausti Peru dykumos akmenynuose, įskaitomi tik iš dangaus, matyt ir užrašyti nežemiškųjų georaštininkų. Tiek pripasakojo Erikas Vandenikenas apie kolibrius, vorus, bežionę, žuvis, lamas bei kondorus tose dykumose, būtų nebūtų istorijų apie dievais apsimetančius ateivius, kad iki šiol naktimis dairausi į dangų, ar jie negrįžta. Ko tik nesu tikėjęs. Tikėjau ir gegute, ir poezija, ir džinsais, netikėjau vienu dalyku, kad tie geoglikai, tiesą sakant, egzistuoja. Nes kaip mano netikėjimui antrina užrašas ant mano jaunystės marškinėlių, seeing is believing. Nesitikėjau kada nors išvysti savo akimis, kad ir pro poros dioptrijų stiklus. Netikėjau, nors užmuš. Netikėjimas irgi gali būti fanatiškas. Ne tau, Martynai, mėlynas dangus ir taškas. Dabar jau dėlioju taškus, daug taškius, pro subraižytą iliuminatoriaus stiklą, gal nedegantį plastiką velniai supaisys pakeliui į neegzistuojančią šalį. Kaip gražu. Žiūrėk, o ten taip nebūna. Mėlynas dangus mėlynesnis nei Martyno. Daug taškiai, kurie bet kokiame tekste nekelia pasitikėjimo, net Rimvydo eilėraščiuose. Gyčiui daug taškiai nerūpi, jam įdomesni tritaškiai, bet šitą jam atleistina, nes jis netiki. Netiki nei Odisėjų, nei Marko Polo, nei Francisku Pisaro. Gal tik Laodzė, tvirtinančių, kad pasaulį gali pažinti neišeidamas iš namų. Visokie paistalai, kad tai pažįstamos naujos kultūros, žmonės, menai, etc. man kelia juoką. Netikiu, sako Gytis. Žvelgdamas po lėktuvo sparnu į Grenlandijos ledymus, mėlynesnį negu mėlynas dangos spindinčius užšalusius ežerus, sustiklėjusius kristalinius sniego kalnus, irgi netikiu. Kokios dar kultūros, žmonės ar menai, tik plikesnė negu plika gamta, patenkinta savo sąstingį. Mane patį ima kaustyti sąstingis, kraujas aptingsta, suka mažus ratus kažkur apie saulės rezginį, palikdamas nutirpusias kojas tinti, o smegenys bliūkšti. Tik pirmoji darbo diena lėktuve,
8 darbo valandos, pietus be pietų pertraukos. Per šitiek laiko nušienaučiau savo kiemą 3 kartus, net ir lapę dubilėlio nepalikdamas, net ir subliuškusiam smegenim. Dabar tik dėlioju daugtaškius, punktyrus ant ledynų. Noriu į Grenlandiją. Kadaise savo prisiminimuose apie ateitį rašiau eilėraštį kristalografiją, be ne apie tos kristalus už iliuminatoriaus. Dabar aiškiai prisimenu. Noriu į savo eilėraščio žemę, kur nėra žemės, kur nėra žmonių, nėra kultūros. Bet kur tau? Žemė, žmonių planeta, kaip rašė vienas sentimentalus prancūzas, kur pasisuksi žmonės. Priešai susėda šeimyna, visai nesentimentali, 2 niūrus, nesikalbantis storuliai ir 4-metis berniukas prisuktų varikliuku. Vos įkliuvęs į sėdynę, monumentalaus sprando tėvas, be perstojo braukiantis prakaitą nuo kaktos, kviečiasi stiuardesę. Šie skuba, nešina šypseną ant padėkliuko, bet vyrui reikia ne šypsenos. Netrukus stiuardesė grįžta su papildomu diržu, padeda aprėpti neaprėpiamą. Su šypsena. Berniukas nerimsta, jam nepriklauso visa darbo diena, net pusė jos. Strykščioja, kiša galvą tarp sėdinių, šnekina mus. Aš Ivanas, sako rusiškai, o kokie jūsų vardai? Mes grįžtam namo, o kur jūs keliaujat? Man patinka Karlsonas, kuris gyvena ant stogo, kada nors ir aš skraidysiu, būsiu kaip tėtė, tik su propeleriu. Dabar skraidom lėktuvais, kaip nuobodu. Gal man tik atrodo, kad jis taip šneka. Iš tiesų tiesiog čiauška, protingas kolibriukas tarp 2 kalakutų, purdančių raudonas skeltaras. Pavaišinam paskutinį mums likusių obuolių, tarsi nežinotume, kuo baigėsi visos obuolio istorijos. Staiga motina griebė tarp atlošų ore kybantį kolibrių iš pakarpos ir meta atgal į sėdynę. Ivanas tyliai paverkia, vėl atsargiai su viltimi žvilgčioja į mus, nes mes vieninteliai jo pašnekovai, bet dabar jau mes apsimetam, kad jo nepastebim. Nenorim, kad jis sulauktų dar vienos egzekucijos, dar vienos tremties į Žemę. Žemę, žmonių planetą. Norim pasakyti, kad keliaujam toliau, kad jau Niujorke mes tik persėdam į kitą lėktuvą, kad skrendam į Peru, į neegzistuojančią šalį, nes neegzistuoja tai, ko nesi pamatęs savo akimis, seeing is believing. Skrendam ten, kur ateiviai ant smėlio piešia lamas ir kondorus, kad skrendu Ivanai ne kultūros pažinti, ne žmonių, bet pasitikrinti savo prisiminimų apie ateitį. Tik tiek, tavo prisiminimai bus kitokie. Kas nors prisistatys tau kaip Dievas, siūlys obuolį ir tu jo nesisakysi ir tau tai atsirūks visą likusį gyvenimą. Arba skraidysi prisukęs varikliuką virš Manhatano stogų, virš didžiojo obuolio, juokdamasis iš visko taip, kaip juokeisi vaikystėje, čia ir ką tik. Tačiau užuot atviravęs, dėpsau į prakaituotą sprandą ir tyliai stebiuosi, ko sukūrė mitą apie geraširdžius storulius. Storulių klasėje, kaip ir džiūsnų ar neužaugų, nėra pirmūnų besilikėlių, o šitas priešas yra tiesiog šikšnius. Ir man visai nerūpėjo tautybė, jo amerikietiškais bigmakais prikimštas pilvas. Esu tokių matęs ir daugiataučių kultūros paveldų besigilinčiame Vilniuje, nekartą net savo vonios veidrodyje. Šikšniai visame pasaulyje yra šikšniai ir taškas. Ir susikiškit visus tos politinius bei lytinius korektiškumus. Dievas, kurdamas pasaulį, irgi nebuvo korektiškas, sielai pūsdamas dvikojoms, o kalakutus palikdamas padėkos dienos stalui. Šiandien dėkoju ir tau, kompiuterį, už korektiškumo pamokas, nenuilstamai šiknius teisantis į šikšnius. Bet mes jau žinome, apie ką kalbame, ar ne? Iš kur tas erzulys? Ne kalakutai čia kalti, net ne siela, kurios laikiną adresą iki šiol neišsiaiškinu. Gal gyvena kokiame smegenų aklygatvėje, gal aortoje po nesandarių šnopuojančių vožtuvų, gal pačiame saulės rezginyje, kur tuščiausia. Geriausia koks skirtumas. Tavaruoja širdis, skauda stuburą, susuka vidurius, bet sielos niekada. Tai gal jos ir nėra. Erzimas, kada tik pirmas skrydis per Atlantą, o jau atrodo, kad kelionė į pabaigą, tarsi pabaigos pradžia, kad kaip vasara rugpjūtį. Nebe pagrindu, daktarė Watsonai, jūsų įžvalgumas stebina. Kelis mėnesius iki kelionės jau blaškiausi po neegzistuojančią šalį, sklaidžiau žemėlapius, kimšausi galvą pirmą kartą girdimus vietovardžius, nardžiau po 10 turistinių puslapių, skaičiau 100 patarimų, vertinimų ir komentarų, užsakinėjau bilietus kambarius, matavau atstumus tarp miestų, skaičiau dienas ir nakvynes,
susirašinėjo su džiunglių gidais ir viešbučių šeimininkais, viską nors keisdamas, kažko nesužiūrėjęs, su kiekvienu patvirtinimu vis labiau netikras, kad čia dar gali būti kažkas tikra. Peržiūrėjau internete šimtus nuotraukų. Trečiai akiai jau mačiau visas vietas, kurios man dar neegzistavo. Lao Tse, kalbėdamas apie pasaulio pažinimą neišeinant iš kambario, matyt jau turėjau omeny internetą bei televiziją. Jo prisiminimais apie ateitį dalyjosi ir mano tėvas, kaip visat pasišaipydamas. Kam keliauti, jei jau viską matei ir žinai kiekvieną žingsnį iš anksto. Patikrinti, ar nepadariau klaidos tėvai. Viskas taip gyvenime. Pradžioje iškriti kvailystę, o visą likusį laiką bandai įrodyti, kad jokios kvailystės nebūta. Pavyzdžiui, dedi. Noriu pasitikrinti, ar mano logistika pasiteisins. Nežinai, kas yra logistika? Tavo laikais apie tokią niekas negirdėjo. Logistika – praktinės ir mokslinės veiklos sritis, apimant įvairius materialinius srautų, ypač prekių judėjimo, prekybinės veiklos organizacinių procesų klausimus. Taip pat planavimo, įgyvendinimo ir kontroliavimo priemonės, įskaitant optimalaus krovinių srauto organizavimą, transportavimo, sandėliavimo ir kitų materialinių ir nematerialinių operacijų valdymą nuo žaliavų ir medžiagų įsigijimo iki pristatymo gamybos įmoniai, vidinės gamybinės žaliavos ir medžiagų bei pusfabrikačių perdirbimo, gatavos produkcijos atitinkančios jo interesus ir reikalavimus, pristatymo vartotojui, taip pat reikiamos informacijos perdavimas, saugojimas ir apdorojimas. Ar ką supratai? Tiesiog turiu nugabenti du kūnus be sielų, anapus pusiaujo ir pargabenti nepažeistus. Nesakau, kad be nuostolių, bet abu jau paskiepyti nuo geltonojo drugio ir hepatito, krepšyje guli ir vaistai nuo maliarijos. Matai, mes visi užsiimam rimtais dalykais, tik ne visi tą žinom. Tu kadaise Sibire ieškodavai kelio per užpustytą mišką į žemynę, remdamasis sveikų proto žvaigždėmis. Aš užsiimu logistiką. Bet kaip pasakytų kinus išminčius, visa tai viena. Tai tik dao, tik kelias. O lygus kelias sunkiausiai praeinamas. Taigi ir vaikštom šunkeliais ir aplinkkeliais. Ačiū.